Sveiki, šiandieninėme vaizdo įraše papasakosiu, kaip pradėti nuotykius su dvejetainiais opcionais. Tai finansinė priemonė, kuri leis per 60 sekundžių uždirbti iki 95%. Viskas, ko jums reikia norint pradėti prekiauti dvejetainiais opcionais, yra brokeris, strategija ir minimalus 50 DST įnašas. Šiame vaizdo įraše papasakosiu, kaip atsidaryti sąskaitą pas brokerį, kaip įnešti indėlį ir kaip naudotis platformą. Taip pat papasakosiu, į ką turėtumėte atkreipti dėmesį, kad galėtumėte kuo geriau pradėti. Prieš pradėdami prekiauti dvejetainiais opcionais, turite pasirinkti tinkamą platformą. Rinkoje yra daug brokerių ir deja, dauguma jų yra sukčiai. Būtent todėl rekomenduojame rinktis populiarius brokerius, kurie rinkoje yra bent keletą metų, turi licenciją ir didelę grąžą. Kad būtų lengviau pasirinkti, į aprašymą įtraukiau brokerį, kuris atitinka visas šias sąlygas. Tiesiog spustelėkite nuorodą ir būsite nukreipti į puslapį, kuriame turėsite užregistruoti paskyrą. Atidarę sąskaitą gausite prieigą prie prekybos platformos. Nepriklausomai nuo to, kurį tarpininką naudojate, kiekvienoje platformoje yra turto parinkiklis, diagramos ir užsakymų konfigūratorius. Kuo pažangesnis brokeris, tuo daugiau analitinių įrankių rasite. Pavyzdžiui, Podsket Option turi daug rodiklių, paruoštų prekybos signalų, galimybę kopijuoti traderius ir pasiekimus, kurie motyvuoja investuotoją mušti savo rekordus. Viršutinėme dešiniajame ekrano kampe galite perjungti demonstracinę paskyrą ir tikrąją paskyrą. Jei tik pradedate verslą, rekomenduoju susipažinti su dvejetainių opcionų prekyba demonstracinėje sąskaitoje, kuri yra visiškai nemokama. Mūsų nuomone, geriausia išmokti investuoti į mažas sumas naudojant tikrą sąskaitą. Taip išmoksite suvaldyti stresą ir nepriimsite sprendimų remiantis emocijomis. Tai labai svarbu, jei norite tapti profesionaliu investuotoju. Jei norite įnešti indėlį, spustelėkite viršutinėme dešiniajame ekrano kampe esantį mygtuką papildyti ir pasirinkite savo įnašo būdą. Rekomenduojame įnešti pinigus naudojant kortelę arba internetinės piniginės. Kai kurie indėlio būdai gali būti nepasiekiami, jei nepatvirtinote savo sąskaitos. Bet apie tai pakalbėsiu šio vaizdo įrašo pabaigoje. Sumokėjus indėlį, laikas prekiauti. Iš turto parinkiklio pasirinkite jus dominančią valiutų porą. Siūlau rinktis tokias valiutų poras, kurios turi didžiausią grąžą. Kuo didesnė grąža, tuo mažesnis brokerio statistinis pranašumas. Tai reiškia, kad ilgainiui užsidirbti pinigų bus lengviau nei tam, kuris prekiauja valiutų poromis, kurių grąža mažesnė nei 75%. Tuomet reikia parengti pirmąją investavimo strategiją. Strategija neturi būti sudėtinga ir turėti daug rodiklių. Optimali investavimo sistema pirmiausia turėtų būti intuityvi ir aiškiai informuoti, kada atidaryti poziciją. Kaip pavyzdį naudosiu Stochastic Oscillator indikatorių. Jei linijos susikerta viršutinėje zonoje, tai reiškia, kad turime atidaryti poziciją apatinę. Jei linijos susikerta apatinėje zonoje, atidarome poziciją aukštesnę. Rodiklis leidžia žinoti, kada rinka perkama arba perparduota. Tai labai paprasta strategija, kuri puikiai tinka pradedantiesiems. Verta filtruoti signalus ir vengti prekybos valandomis, kai rinka nėra labai aktyvi. Norėdami atidaryti poziciją, eikite į užsakymo konfigūratorių. Lauke laikas, pasirinkite galiojimo laiką. Čia siūlau pasirinkti intervalą nuo 15 sekundžių iki 1 minutės. Lauke sumą galite nuspręsti, kiek norite rizikuoti investuodami. Žemiau galite pamatyti patvirtinimą, kiek uždirbsite, jei jūsų investicija bus pelninga. Pačiame apačioje yra mygtukai, patvirtinantys pozicijų aukštesnę ir žemesnę atidarimą. Jei manote, kad per artimiausias 15 sekundžių kaina padidės, pasirinkite parinkti didesnis. Ir jei manote, kad kaina gali nukristi per artimiausias 15 sekundžių, spustelėkite nuleisti. Kaip matote, dvejetainiai opcionai yra techniškai labai paprasti. Tačiau būti pelningų prekybininkų yra sunkus darbas, reikalaujantis kelių mėnesių praktikos. Todėl nenusiminkite, jei jūsų pradžia nėra tokia gera, kaip tikitės. Atminkite, kad jei norite atsiimti pinigus, turėsite patvirtinti savo sąskaitą. Tai labai svarbu, nes brokeris turi užtikrinti, kad platforma niekas nesinaudotų pinigų plovimui.
Todėl, norėdami patvirtinti, turite užpildyti savo duomenis ir atsiųsti asmens tapatybės kortelės nuotrauką bei adreso patvirtinimą. Adreso patvirtinimas gali būti banko išrašas arba elektros sąskaita. Jūsų patvirtinimas paprastai užtrunka iki 3 darbo dienų. Tikiuosi, kad vaizdo įrašas buvo naudingas. Kviečiu pamėgti šį vaizdo įrašą ir užsiprenumeruoti kanalą. Iki kito karto.